Kodėl ant stogų yra varvekliai? Didžiausi varvekliai kabo. Dėl ko? Dėl ko vienur kabo, vienur ne. Jeigu varvekliai kabo, vadinasi apšildymo sluoksnis labai prastas, iš vidaus praktiškai kiaura ir šildo ten namus. Ir tuo pačiu šyla stogas ir atsiranda varvekliai. Va, pažiūrėkit, kur yra normaliai apšildintas stogas. Nėra varveklių, viskas yra tvarkingai. Jeigu kažkur tai pas kaimynus, matot, būna daug varveklių, yra čia kaimynai, bet nerodysiu. Visur pas kitus yra. Tai žinokit, kiauras yra stogas iš vidaus ir už šildymą moka labai brangiai, žodžiu, šildo orą. Tai mieste, kur visur ten būna senamiesty, tie varvekliai, tai jie yra dėl to, kad yra labai prasti apšildinimai. Tai reikia tvarkyti pirmą iš vidaus stogą ir išvengsit tada varveklių. Geros dienos!